išėjim nerealistas, sako, visus kur važiuomis, tuoj neužsidegins, dūmų gausim tuoj, bet... B-roll, šauk montažą, muziką, žinai, pop. Exactly, like and subscribe. Biški buvo incidentas kažko? O, atsitiko. Ką pamiršai? Gertuvė. Kol kas viskas gražus su lagaminu. Arūnas. Aš, Gytis. Skirmantas. Rimas Ženauskų. Rimai, o kur tu vėl dingai? Džazu? Kur? Nustebino, kad skrydis truko ne 4,5 valandos, gal 3,5. Ir kas dar nustebino, kad viskas pakankamai labai sėkmingai. Žiauriai fainai mašinai sunuomavom, žiauriai efektingai ir greitai, sakyčiau, labai geras aptartavimas buvo dėl paso. Tai pasikeitėm irgi mašiną iš Tiroko į Kadį, tai čia įsigelmės buvo. Dėl to, kad tilpo, nes realiai įsidėjom į Tiroką daiktus ir jie netilpo ir tada pasiėmėm Kadį, kur ten belkiek daiktų galėjom įsidėti. Tai labai patenkinti dėl to. Jokingiausias momentas tada, kai jau buvo liko 20 minučių iki nakvynės vietos, sustojom mes į tualetą ir Žygis pasakė, water. Nu ir aš kada atsigėriau vandens ir tada Žygis kažką mane prajuokino ir aš tokia grinai dušiuką, kai dėjau Arūnui tiesiai ant kaklo, tai tokį tas labiausiai ir prajuokino mane. Geras vabelis, tikrai įvairių žmonės susirinkę. Žygis irgi prisijungė pirmą kartą į mūsų tripą po savo australiškų gastrolių. Tai ir Žygis vabelį irgi prideda ir visi kiti, kaip sakant, kiekvienas savo rolę turi ir atsakomybę. Tai va, šiaip vaibas geras. Tai tikrai vaibas geras, kažko dabar nesiskundžiu. Komanda gera, turim vairuotoją, turim filmuotoją, turim planuotoją, turim, kaip sakant, organizatorių, tada turim kalnų planuotoją visų trailsų ir slidinėjimų, tai yra Gytis, tada skirma yra šoferas ir įvairiausių maisto vietų sužiūrėjimo, kur ką valgyt, pakalbėjo lėktuve gal valandą laiko su Ispanu, kur visas rekomendacijas išrekomendavo, kur valgyti Grenadoje, Ispanijoje, toj Malagoje, tada kokius klubus irgi nueit. Tai jo, kiekvienas savo rolę turi. Arūnas vairuoja, tu filmuoji, jo aš organizuoju, Gytis ten irgi planuoja. Tai viskas, manau, pakankamai labai fainai. Так, покуди.
Gal vis dėlto dar norit mano? Gali pasimti. Nu, blemo, koks aš gražus šiandieną. Čia varlininkas. Lygus čia. Jo, nu tai net damas pirmą tau čia per korą, žinau. Ai, Gerai čia bus čia, tiesiai net darys. aš vat ir abejojau, aš norėjau pasiklausti žmonių. Taip, skirma. Nu, labiausiai. Man tai patiko, kad aš kai nemoku gerai slidinėti, tiesiog pagauni azartą ir šauni max greičių ir tuomet jau tikiesi geriausio, taip sakant. Didžiausias feilas? Lema, čia tokių feilų. Tokių baisinių neiššoviau, jokio žmogaus nenuskyniau, ko šiaip džiaugiuosi. Buvo, tai vienu metu ten kaip pasigau greitį ir jaučiu, kai tipo, žinai, kai pradeda biški, pati trasa pasidaro tokie šiek tiek tokie, jau tokie biški išmalta ir tame ten pradeda belikai kratyti ir tuomet vos neįsikibęs jau atrodo, bet kurią sekundę gali kristi, nu tai va šitas labiausia. Jau ten buvo baisu, nes ten būčiau išsidrėbęs, ten tai lemba galėjau kulvirčiais dėtis belekaip, bet pavyko išstovėti ant kojų. Žinausku. O, Rūnai, Žinausku. Pagaliau mes susitikom. Slidinėjai, ką tu čia veiki? Jo, aš mėlyną variau. Ką tu čia veiki? Aš mėlyną variau. Dabar tu čia, tai kur tu čia varai? Čia mėlyna. Čia raudona. Čia mėlyna, ženklas buvo mėlyna. Nes aš čia pravariau, šitą buvo baisu. Bet aš, ta prasme, pravariau tą... Pirmą kartą varai šitą? Jo. Ne, aš šitą jau pravariau. O jau? Jo. Labai gerai, kad su šalmu, nes buvo vienas atvejis, kai ten varai nugarą, taip sniegą, kalną, taip, žinai. Tai šalmas išgelbėjo. Nu gerai, slystam nuo kalno. Gal dar šimto gerai? Blet, tik tai aš. Šiaip tai kujovai, bet smagu. Nu, kas, blet, grybas, esu tas nepatinka. Šiuo metu bus sėdimas tai iš Rimo pusės, lenktynininko. Jis parodys klasę. Tipo, nu, tiesiog, paėm čia. Gerai, žemutė.
kad čia. Tas biškai palauk. Čia stačiau. Dar tiesiai. Pizda čia. Su tokiu matomumu, aik, tu na. Nichuja nieko nesamato. Atrodo, čia jau namukas. Man pizda, aš tavrasne, aš kelis kartus vos nenukritau, nes man tiesiog svaista galva, nes akis jau nesiorientuoja, kas čia vyksta, nes sufokusuoja vaizdą. Šagas. Nesigaudyt, nes tu matai vieną žalį ir tu nesupranti, ar čia kairys ar dešinys, blem. Būti, eik savo šiaip, blem mane. Pykina mane net. Jo, aišku. Aš matau vien dėl to, nes taip retai gaunasi, tai jeigu ypač yra proga, tai jo, aš galėčiau varyti realiai visą savaitę. Man tai patiko. Pasigu. Gerai. Liukslovo, paėla, koks to Gerai, ne, taip reikėjo pasakyti. Žaidimas. Per ilgas gyvenimo ir kelionių patirtis išmokau, kad reikia žmonių klaust, kur geriausia keliaut, nes internetas ne visada atspindi tai, kas yra geriausia. Geriausia atspindi vietiniai žmonės, kurie pasako, kur geriausia keliaut, geriausius rautus pasako, nes jie yra išbandę tos rautus. Ir plus labai maloniai viską surekomendavo, pasiūlė, 2 dienas realiai suplanavo mūsų haikinimo tripus su visais rautais, tai žodžiu žiauriai fainai. Ko tu prisikabinai čia? Su ta kamera. Tuok aš tau duosiu porą žodžių mikrofoną tau. Tuok, kad duosiu tau porą žodžių mikrofoną. Bloga naujiena, bet ir gera naujiena, kad grįžom su... Kiek čia? 18 alaus. Kaip sakė? Ką? Wow. O kaip paduos sniegučio, važiuojam desikutę. Šiauštis. Gerai. Įdonis jis. Taip jis, Markai. Gerai, viskas aišku. Nemet Markai. Tai visus tiesius čia, kurias turėjus. Vasariniai reiškis. Ja. Nu. Baigas juokas. Bet čia mes kažkur tikrai ant kalno striksim. Ne, nėra, netikslo važiuoti. Plamašą važiuoju. Atgal. Ir dabar. Einam nuo čia. Einam kažkur šiaip patvaikščioti. Einam nuo čia? 10. Nesvarbu, kaip diena einasi pagal planą, bet nuo pat ryto su nesklandumais jau iš karto yra įspūdžiai, prisiminimai, nes tokios dienos jau nebus tokios pačios. Tai nesvarbu, kaip kas sekasi, viską priimk teigiamai ir 10. Įdomi rytas prasidėjo. Prašom, žodžiu, we have summer tires and can we leave car in parking and take... Šiaip translatorį Luką turim, bet čia... Lukas skambinti, kad Lukas tada skambintų jiems ir tada Lukas... Taip, daros, sujungi su Messenger'u, jinai pasikalba, tipo... Su Messenger'u. Taip, taip. Department keys are inside on the table. Čia palikta ar tipo... Nu, bandom, gerai. Hola. Hola. Te quería preguntar si podíamos aparcar el... Yo solamente necesito de traductor como tal. Vale, ellos sí, mira. Nu, kaip sekės? Ilgai kalbėt. Jo, sakė, kad viskas be jokių problemų, kad... Mašė.
galima, va šitam ir yra. Va. Maybe, but we don't know exactly. Okay, thank you. Yes. Vieną kartą, kad aš tai gerai praėjau. Viskas gerai? Skaičiu reikia. Ten pasak momentas ar ne kažkur? Mėgstas. Padėjo nesustoti. Tai turbūt pasiryžimas tiesiog, kai toliau bandyt, matyt šviesą tolumoj. Kuo toliau, to geriau. Vis dar nenori spaikių? Ačiū, galiu užsakti? Vieną studiją. Spaikus. Natural spikes. O, Tai kokie apkaus? Belia kokie. Jo, skiriasi. Когда Луканка sako, ne. Not today. Not today. Turbūt neturėjom tokių piešinių prieštarkus visą. Ne, nuo pat pradžių ne, bet pusę kelio galvom, kad normaliai. Oras, vėjovai, tautateminis vietas. Sunkiausia šiandieną buvo turbūt užlipti viršūnę, kurios nepasiekėm. Morališkai buvo sunkiausia. O tas. Komandiškai sudaras. Mes esam čia ir dar turim eiti, ta violeta yra šičia. Čia 3-3. Kažkokia kita topa. Jo, diskusiam. Ne, nebuvo. Aš kadangi tam biškai
patrakęs žmogus. Tai man tokių, kodėl nebuvo. Galėjom eiti offroadu, galėjom brist per sniegus, galėjom važiuoti nuo kalno greičiau, lėčiau, bėgt, krist. Nebuvo. O kiekviena, kaip sako, nesąmonė yra toks prisiminimas, išbandymas, tai visą laiką reikia varyti priekį. Varas. Varo rimai. Patį rimai. Jo, perforos. Vis dėlto susirinkome netęsti. Oro sąlygos, kai matomos, nėra tikrai patobulos. Matosi jau per rūką, kaip toli yra. Gal net nesimato iš tikrųjų. Net nesimato žmonių, tai nuspręsta yra tiesiog grįžti. Hai, dabar važiuoja. Alio. Nelarai, galėtų supūšti, ar tom kitai renkas, kad varas, stiklas. Tai metalą. Zaibys. Tai kad kur einam pusės, ne? Ne, va, seniukas, va, čia. To vėjo tiesiog nėra. Čia vėjo nėra. Nėra. Labai gerai. Įstrauk devoltą. Ką čia iš tokio šūdo padaryti, Rimai? Mėgsim taškę pagal. Buriu, tu kaip labai. Ne, tu ką tam. O, bėgioja. Merginė. O, tai bėga. Nustebino labiausiai. Dabar galvojam gytis. Gytis ką? Standartiškai skirma. Šiaip skirma stebina. Jo, skirma stebina. Kad skirma, kai daug kartų yra su mumis haikinės, lipęs. Šiandien buvo biški sušalęs kažkokio, gal pavargęs ar nusikalęs. Mažai buvo pas į noro, motivacijos, tai gal šiek tiek nustebina. Are you YouTuber? Yes. Are you YouTuber? Putė žyga. Kaip tau tepus, kas čia yra? Skanus užkandis. O kas čia per užkandis? Kepinėlė su čiubata. Ir ką čia geri? Skanus valdo viniuką?
Vienas ir štai ką gavome. Visi pasiruošę, nekantrauja. Taip. Nori kipti valgyti. Ne? Labai. Žygis užpisa, ne? Ką žygis tada daro, tai užpisa. Daug filmuoji. Tai reikia medžiagos, o paskui kai nebėra. Padaryk medžiagos, niekas, net paburbėsim biškį, bet gali filmuoti. Tu daryk. Pažiūrim, pataikysiu ar ne? Ne, kuj. Ką? Atsiimkit. Buvo to geras. Čia bleva buvo respekt. Šventinis O, šventinis argus. Duodi iš balotos negert. Neblogas, bet nelabai. Duodi šventinę, chronišką. Kažkoks, žinai, čia toks shit. O čia sako, vat ne... Lavonas. Jo, lavonas. Gal nori mankštą padaryti, te? Prasimankštinti biškį? Gal galiu eiti... Noriu. Gerai, eik. Jam pasiūlytum, gal nori kipėt pamiegot? Noriu. Noriu ir kipėt pamiegot. Jo, bėgate. Geriau arbatą pilkit ten. Pasimku ar pilkit čia. Kaip oras? Vis? Bet gražiai atrodo. Saulė kyla. Čia paleidau, tai labai klaus. Man tai kaip tai gerai. Na, jeigu čia žygis paleidau. Nes aišku, kas daugiau gali daryti švedus tik tai žygis, ar ne? Iki gal susipasim dar snacks iš karto. Ne grūzų dainos. Čia rimta. Grūzą tau čia? Čia įsidėjot jūs? Čia savo grūzą klausai tokia? Čia ne mano. Ne mano. Žygio telefonas groja. Mano. Ai, tau groja. Antras bleš vokas. Žygio telefonas groja. Žygis dėl to nesąmonė, mane? Ką tu nori? Ką tu nori? Nieko. Ko čia lendi? Aš norėjau, kad Pasidėjau, biškį koktanį. čia našaunu kokią minutę. Aš dviejų varį, oi, tikrai tai. Tai minučių galbūt mažins. Vienas pradės įstyris ir kiek šonas. Opa. Tiesiog transliacija. Su Šabinsko, ne?
Grįžtam link automobilio, važiuojam link savo antro haikinimo trasos, kur yra netoli, yra 20 maždaug minučių. Žiūrėsim. Nori žmonės, aš pasigandu. Gerai. Šitas geras buvo. Šiandien buvo, manau, sunkiau, bet daug įdomiau. Tai paverčia kaip ir lengviau iš tos pusės, kad šiandien žygis buvo daug ilgesnis, bet tikrai šita diena buvo mano mėgstamiausia. Bravo, publika! Bravo, šalnu! Puikiai pasirodė! Šalnuoliai! Taip, mažiukė. Taip. Turn right. In 1.5 kilometers. Ten geriau nei tada.
Iškai trauks varsą. Kiek valandų? O. Nėra paukščio, taip pat kaip puslydėm. Oi. Nu, čia nėra jokių... Jo, čia yra metaliniai tie. Blogai. O, blemba. Faina. Lengvas, bet jis to pačiu metu. O. Wow. Jeigu pakinuka. Ne, aš biškį kamerą pasikeičiu dėl to tik tai. Kontento nebus. Padėtum? Man nereikėtų. Ne, svarbiausia. Labai gerai, super. Tai klausimas, ar mes čia kažkur nueisim. Bet nebūtų adventure, jeigu nepažiūrėtume. Ar ne? Ne. Man jau užteko, aš jau vakar jau 4 vaikščiau visur. Šiaip tai šiandien, kai pamėgau, tiesiog kūnas pristaikė jau geriau negu vakar. Jo. Bet rytoj norėtų poilsio, bent jau rest day vieną. Vienas, kitas kelias. Viename. Tiesiai. Блядь, клиня отка, двара пинг-ту.
Sуда pėšiu. Tai tą praėjai bus kokią 2 valandas turbūt. Labai daug. In 1.2 kilometers, Buvo pasirinktas biškai kitokias kelias. Ir metu jo, pradėjo linot. Tai žiūrėsim, einam, žiūrėsim, kaip bus situacija, greičiausiai bus nusukimas, nusuksime kitų kelių. Pailsėt su tą arbatą ant kažkokio. Ant to vaizdo. Nes aš tų darbą valgau visą arba atsilaužiu pusę ir duodu kitam. Tu tą paims. 5. Tai jau viskas, Rimas norėjo, reikia reiškia. Būtinai ant lagaudą. Kemina. Šokoladinis tortas. Reiktų lašokų ten viršus, ne? Labai gražu. Bet taip gražiai nebuvo. Kažkas vogė. Vogęs parke. Kažkokį gal vieną irgi paimčiau. Kaip tu jautiesi vogdamas ispanišką tvarsą? Skolinu laikinai. Čia yra ilgalaikė nuoma. Čia Jam pajabat. jau sako, nori namo. Man jūsų pajabat. Kitą kartą važiuosit autobusą. Net ne pagal trailą einam. Nu bet. Eksplorinam. Visai patiko tie upeliai, tiltai, pakabinami ir visi vaisiai, uogos, ką mes prisiragavom per nesąmonės. O čia tai įdomiai buvo. Šitas valgomas, liežuvis susitraukė. Ne, nereikia, spjaunam, žinai. Pasiemam šitą obolį, čia pasiguglinam, čia dekoracija, žinai, vos ne. Tai jo, tai čia buvo įdomu, tokios nesąmonės šiaip tai. Lankščio priimė, bet įdomu. Tai šviežias, atrodo, negu visą nevažiavęs. Problema. Paklaus Google. Taip, paklaus. Tas klausimas įdomus, bet tikrai negaliu pasakyti, kas čia yra. Aš spėjau kažkokius ispaniškus vaisius. Nu, tai. Pargauk, ką čia per... Tai gyvenam miksinės ir gavęs. Ananasas, obuolys, kriaušė. Švedų netrodo, Rimui, kad patiktų. Iškirūkštas. Labai įdomu. Belė, kaip sakau, snogia. Nice. Bet išsitaškė, tai Sakau, belė kaip, senu. Nors tokiam didelėm visai lygiai. O, žiūrėk, juoda. Kaliauk. Geras putas. Tavo eilė. Na va, bandom.
Kokias skonės? Kokią skonę? Raudoną. Tiesiog. Kurna, visą raudoną. Nedrės skanių. Skanus tėv. Kokią skonę? Labai karti. Balia kaip. Nedegina, blemba. Aš nevalgau. O granatų va, galėjau čia, jeigu nori prieiti. Galima žinot, man atrodo. O, na. Aha. Ne, nu jo, bet čia... Oi, net liežuvina, užkiaužė. Kažkokie spūvsi, na, atrodo jau. Nespūbė čia toks kažkoks, ne, čia kažkoks. Nežinau. Ką, pakapysi viską? Geras. Šitas neblogas. Granatas tikrai geras. Sultingas. Ir dar tos blogos, tokios didelės. Vienas dirba, prižiūri. Šūtų, žinai. Ne, taip drąsiai. Siūlau nedrąsiai. Čia tiesiog labai kartu, bet nėra taip labai baisu. Tai gal dar visai neblogą Ne, paėmė. aš labai kupiuosi, kad būtų tvarkingai, bet jau norėčiau įsireikšti. Ova! Opa, Paėmė, молодец. vokiam ir dabar nulį. Va, po haiko, visi. 15, 14, 13. Suvaida povargis. Ne? Nu, biškėjana. Nu, Ką kilo ir 108 metrų, ne? Normaliai. Normaliai. Labai gerai, ne? Labai gerai, patiko man. Fantastiškai pasivaikščiam. Fiziškai ir morališkai. Nežinau. Aš manau visi savotiškai, aš manau, kad gan fiziškai, mažiausiai jaučiaus pasiruošęs čia iš visų, žinai, nes jūs sportuojat, gan varo ten kažkai taip toliau. Morališkai tai greičiausiai koks rimas, kai visą dieną pravaikšto ir paskui alkanas toks, žinai, jo, tiks. Tai va, užmigo mašiną, kai važiavom namo, tai irgi įdomiai. Arūnas vairuoja ten per serpentinus, o rimas šitai va. Visus miegodamas, nu tai nežinau, gal ir rimas pavargęs vis dėlto šiandien buvo. Čia grįžom į tą pačią kabinę, pasimti vėl kavos. Visiškai žodis. Jau nedarbo. 4, ¿no? Nu, no. 1. tikras? No. Šiaip išnekėjai dabar. Scusa. Scusa. Uno para ti. Un solo. O, una para mí? 2. Žodžiu, čia pirmonė. Ne, gerai. Uno, dos. Doble. Sí. Gracias. Bleva, Kažkai gerai buvo, primaniai.
biški ramingas, man. O, šiaip jo, bro bolas gerai atrodo skamba. Bam, bam, bam. Visi pavalgys dabar. Bam, Tikrai. bam. Gerai. Ką matai jūsų tokie derinikai? Ta patį gauti. Gerai, kad ten vyksta. Ten atrodo pipas daug. Jo. Surašė? Ne. Rožė. Bet, nu, rytoj norėtų poilsio. Bent jau rest day vieną. Pakai. Nemeluosiu, viskas susidėjo į vieną. Jau jautėsi net po vakarykščio žygio, kad jau kojas biškiai jau pradeda, jau yra pavargusios ir jau norėtųsi pailsėti. Bet kažkaip ignoruoju tą dalyką, judi toliau, nes norisi pamatyti, tu vis tiek dėl to atvažiavai, kad kažką pamatyti daugiau. Ir kažkaip praeini tą visą skausmą. Plius pirma kelionė nebuvo labai tokia ilga didelė, tiesiog sąlygos nebuvo nuostabios. Antra kelionė taip, buvo pareikalavo ištvermės energijos ir to nusitikimo tai pačiai kelioniai. O dabar tiesiog toksai gavosi pasivaikščiojimas po miestą. Kaip šiaip sakant, nesitikėjau tokio lipimo į kalną, bet labai patiko ir tikrai nebuvo labai sudėtinga. Skaudėjo kojas, jautėsi ant kojų, bet viskas buvo fantastiškai gražus, nes ir vaizdas, ir tokioje vietoje, kur net nepagalvočiau. Iš viso net nepagalvojau, kad Gibraltaras tai yra anglų kolonija, Anglijos vieta. Aš tai iš viso galvojau, kad tai yra dalis Ispanijos. Tai man čia asmeniškai buvo toksai naujo dalyko sužinojimas. O, tuneliukas ten. Nu jo, O viskas? tipo jo, nes mums reikėtų tada to tunelio reiti. O, tipo čia paskui, bet šitų galėtum praeiti, tipo, ne? Gali padėti Rūnai? Reikėjo kuprinę simti. Reikėjo. Leidį patraukto, ne mane, ją pačią stum. Eik. Nedarom. Apsimoka. Pagytis. Vis dėlto užlipti čia nemokamai po darbo valandų. Šiaip labai smagiai, labai fainai, daug emocijų, daug visokių juokingų momentų ir nufilmuotų ir už kadrų paliktų ir tiesiog nespėjai net kameras įsitraukti, nes visko tiek daug, viskas vyksta ir panašiai. Tai, sužavėtas. Tiesiog vienu žodžiu galiu pasakyti, kad likau sužavėtas. Oi, kaip su kokiu panoraminiu vaizdu. Randam žmogų, Rimas sušoko, davai važiuojam, varam, pamatysim keivus. Nemeluosiu, tai buvo Gibraltare sutiktas anglas, su kuriuo iš tikrųjų buvo privatus gidas mums. Ir tai buvo ta vadinamoji vyšnė ant torto. Lenkai. Mhm.
Go. Chill out. Who's the boss here? Yeah, oh. Come on. Fatih, come on. Damn, that's good. It's because the sparkling water. It could be that it doesn't. Sparkling, guys. So, but easy ones. The monkey is like on the. Hey! Hey, maybe. Whoa, damn! Whoa, that shit's heavy, bro. She's heavy. Whoa. She's struggling. Hey, she does. Where is it? Oh, there it is. You saw it. Fuck. Hey. What about this? Get friendly. I'm gonna stroke him on the cheek. Okay? Boy. Come. Hey. Oh no, he's on some next level. Yeah, story mode. Hey, little man. Family mode. Chicka chicka. Doing that? I'll feed you, not bad. All right. She's. And this. Hey, easy. We're good. Give me another one, quick. Ah, she's leaving. Oh, you wanker. Come, baby. Come on. No. Oh, that's awesome. Well, you are the dominant one. He is the big boy. Come here, baby. Oh. Estás propagando. Boa, suma. Už Ispaniją. Espanol. Tu 16, 10, 16. Nu, lemba. Tu 25 vadas. Čia please. Galiu pasakyti, kad net ir pranoko. Nes pamatęs, kaip tas visas Gibraltaras yra išsivystęs, architektūra, pastatai, žmonės, sistema, darkim, pati viešoji sistema, dar tas lipimas į patį kalną ir tu matai tos senus pastatus, naujus pastatus, ant viršaus statomus. Tai tikrai galiu pasakyti, kad net ir viršė expectationą. Man delikatas. 1, 2, 3. Net. Saldus. Vienas saldus. Čia citrina. Geriau kažką. O, galima būti dėsnį. Taip, man dar reikia ant saltų. Dar tiek pat visko. Čia buvo hojojau. Tai nuversiu sulčiuko.
Rytas, oi, vėlyvas. Kaip aš galiu pavadinti? Aš, kuris, žinai, keliu visus 7 ryto, tai šiandien leidau pamiegoti visiems ir visi pamiegojo iki 9:30 ir liko 400 feet. Tai, na ir va, rytas visai buvo įdomus, palsėjom, šiaip taro visai buvom atsigavę. Ir tada smagiai pradėjom dieną ir out. Lendam, buchūrai, į tą vietą. Tam kilo. Tai reikia, o tu... Kaip čia man galvą daužėsi. Nu tai kam to darei, kas tai geriausia buvo? Tai smagiai pasivaikščiom per įžymųjį Malagos kelią per kalnus, kur buvo seniau hidroelektrinė ir dabar yra hidroelektrinė, gaminame elektrą, kur buvo nutiestas kas ten Karaliaus kelias. Tai realiai šitas buvo fainiausia. Einam priekį. Wonderful. What? Guten Tag. So, Ajo, gydė, eik, tai čia tai prikolo, atskira istorija, čia pajaba, gydė atvarė, tipo sako, nu noriu mes darbo po 2 mėnesių. Tipo noriu, kad mane atleistų, tipo išmokėtų išmoką. Neįmanom pragyventi Ispanijoje, nes nuoma yra Ispanijoje apie Tesla. Čia Tesla? Toyota. Tai nuoma yra Malagoje, maždaug 2 kambarių buto, 1500 eurų, o uždirba apie 1000. Tai žodžiu, jinai kartu gyvena su Bahūru ir nuomojas kažkokį tai butuką iš kažkokios tai močiutės. Tai ten moka, nežinau, kelius šimtus eurų, ten 500-600. Nu tai va, čia buvo visai įdomi gidė, kuri atrodo dėjus skersa ant savo darbo, dėjus skersa ant visų, bando kažką prikolinti, bet atrodo tiek užsipistus, žinai, ten, kad vapšė gyvenime nepatenkina tai. O, medį žygį. Oi, vienas medį, vienas apačioj. Čia Bembis ar čia Oskaras? Oba. Šo. Nedakeptas. Apkeptas. 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 Dešta. Kodėl jis? Dar skirma irgi šaunė. Kas jums šis mulas? Černas. Kalnu žyt paneš. You are the boat now. You are the captain. Panešti šalmus.
Amigos. Amigo. Mana. Ispanija. Labai šuvalva, šalam, iškirai. Beje, jau aš tai tu, troški. Sako ir popį valgyti. Tu dėta, va. Padu. Nelabai. Keistai. Bulvių? Na, gurko, na. Kažkaip deknė. Nulėjo. Ne šiaip turėjo būti jau sudarę. Interviu, ne? Jau. Jo. Žiūrėk, žiūrėk, davai interviu varom, biškim interviu, davai. Varom interviu. Dangiški migdolai. Dviejų valandų miego. Palauk, čia jūs pakavai? Tada noriu šiandien kišti. Jop. Kaip kelionė vertini? Patiko? Labai gerai. Labai gerai. Labai gerai. Užskaitau. Direktorius vertina gerai kelionę, patiko, vykus labai sakyčiau. Kaip sakant, reikės dar kartą apsilankyti, nes Mulhachenas nebuvo nugalėtas, nes Mulhachenas nugalėjo mumis šį kartą. Tai ką, šį visko buvo. Ir šilto oro, ir šalto oro, ir gero maisto, ir netokio gero maisto. Ir slidinėjimo buvo, ir pasivaikščiojimo, ir haikinimo, ir vyno, ir alaus. Žodžiu, fain, visko labai taip nemonotoniškai, skaičiu, pakankamai labai daug. Tai va, užskaitau aš irgi tau. Fantastinė kelionė, bet gerai kolega sakė, kad dar nebuvo Kalnas nugalėtas ir nebuvo Ispanijos nugalėtas. Tai reikės revendžio, reikės revendžio. Šiaip greit savaitę praėjo, aktyvių savaitę. Ten buvo nugalėtas. Mažai miego, bet viskas kompensuojama įspūdžiais. O, gerai. Irgi. Nenugalėjom Kalno, nenugalėjom Ispanijų. Tai ką, teks sugrįžti dar kartą. Ką padarysi? Ką padarysi? Kelionė buvo išties fantastinė. Buvo nemažai failų atsitikę. Tokių nenumatytų dalykų, bet tik tai pagyvino pačią kelionę. Ir kaip dauguma sakė, tai neįveiktas Mulhachenas.